Šiandien yra gegužės 5 ir važiuojam per sniegą. Va taip. Čia yra gegužės 16 diena. Truputį padavė sniego. Taigi gegužės vidurys tai dar nėra pavasaris, dar yra tokia biški vėlyva žiema. Lipame, žinote, į Austrijos kalnus. Būtų įdomu, tai čia pavyzdžiui mūsų gal parodytų, kad yra visąlaik virš 200 naudojimas. Greitis yra jėga. Va ir jau arti viršūnės mūsų pakilimo. Labai graži vieta, bet šūdina čia įvažiuoti, aš to pasakysiu. Čia reikia va iš tos gatvytės neva tai įvažiuoti štai į čia, kur aš stoviu. O čia nėra taip jau labai, kaip matote, vietos. Kaip nekaip. Meistriškumas viską daro. Nu, gražu būtų, pavyzdžiui, gyvent tenai. Jau vis arčiau Dievo. Labai gražios vietos, labai. Nu, čia jau sniegiuks matos šitos pusės. Ай, на, пачку бери. Спасибо, товарищ! Спасибо! Везде нас русских дурят, слушай, ну! А я еще в самолете вас заметила. Да вот ранее. В смысле? Домашка с тёськой. Блин, насоветовал на свою голову. Я же хотел с ним познакомить. Да ладно, не парься, сейчас поедем туда, посмотрим, что к чему. Только давай куда-нибудь заскочим, я шмотки прикуплю, переодеться. Пошли. Italijoj prieš Austrijos traukinį, kylam į kalnus, gražus rytas ir matom tokius svajonių namelius. Gražu, gyvena žmonės irgi laukia saulytės, kalnų viršūnė jau yra. Oras pas juos visąlaik grynas, geras. Kalnai. Kadangi gaisrės, reiškia mažasis parkas persikėlė į Lepersdorfą, vyrai visi, reiškia, nutarė, kad mašinų galai turi būti kaip pas vokietį. Toksai. Aha. Tada galim vorelę viens paskui kitą važinėti. O taip, серьезное лицо, блядь.
mes su sultimis važiuojam kažkaip labai keistų kelių, tokių jau turbūt vos ne 100 kilometrų, nieko kito, tik vien kalnai. Tokie neprasti kalnai, serpantinai. Kūras lekia, laikas lekia, tik tai kelio nesimato galo. Laukiu parkingą, darysiu pauzę. Užkilom mes čia biškį į kalnus, darom pertrauką, bet pasirinkimas neva tai buvo ar 102 kelių važiuoti, ar 106. Abu vingiuoti, abu per kalną. Ką žinau, kūras ištirpo minutę. Net nežinau, gaila, čia iš čia nesimato tų serpantinų, reikėtų leistis žemyn, kad juos pamatyčiau. Kaip žinome, kompas rodo ir aukštį nuo vandenyno lygio. Šiuo metu randamės -17 metrų. Olandijoje krauname kiaušus. Rytas Marignako plovyklai. Galvoju, kad dirba žmonės nuo 7, bet turbūt nuo 8, nes nei gyvos dvasios dar nėra. Pas juos viskas gražiai žydi. Tik ką skambėjo bažnyčios varpai. Gaila nesimato, parasparnis šalia savo skrenda, nei jam policijos, nei jam. Neva tai noriu parodyti, kaip daug šitų, supranti, vėjo malūnų. Bet nežinau, ar čia matysis, gal matysis. Jų tiesiog didelis daugis. Čia pat geležinkelis, čia pat plaukia laivai. Ir čia pat važiuoja mašinos. Laivai plaukia iš viso. Vorelė kaip mašinos gatvė. Vienas pasakyti, vienas už krūmų dingo, o kitas plaukia. Gaila nesijaučia traukinys, kaip pravažiuoja, mašina dreba, kaip stovėdama ant kažkokios guminės pagalvės. Įdomu. Na, čia pat jėgainė mums čia sukasi. Rotterdame mes čia laukiam pasikrovimo. Čia toks mažiukas didelį traukia už šniurelę. Sako, ką tu čia? Olandija. Važiuoju jau 2,5 valandos. Olandijoje į pavakarę. Visi keliai pasidaro kaip gatvės. Mašinos važiuoja vorelė, gražiai. Niekas niekur neskuba. Todėl ir mūsų greitis yra tik 70. Tai mes dabar jau lekiame kaip kulka, nes prieš tai mes važiavam 30 per valandą. Nu va. Čia Italijoje ta pakrantė Monte Carlo link, kai važiuoji tuneliu, turbūt nieks neskaičiavo, reikėtų kažkokio prietaisų, nes Nėra GPS signalų. užmirštum, kiek čia tunelių. Toks įspūdis, kad gal 100. Kartais atrodo, kad tunelių mažiau, ta prasme, be tunelio važiuoti mažiau reikia negu tunelį.
šalia jūra. Šiek tiek jachtų matos. Plaukia žmonės. Tanti divertini, una lettura della lettera ai Romani letta dal fratello di Kate James e poi la solenne benedizione dell'arcivescovo di Canterbury Rowan Williams che ha chiesto a Dio di proteggere gli sposi e di farli vivere insieme per l'eternità. Ascoltiamolo. Srendame Sauvertę. Laukiam pirmadienio pasikrovimo. Čia yra ne va tai gamykla, bet kur nelabai suprasi, ką jinai čia gamina. Bet pačiam gale už jos pilsto konjaką. Tai va, mes čia stovim 2 dienas. Čia mes su Leonu važiuojame kur? Į Italus. Vežam pieną. Vieta dieviškai graži. Austrija. Labai graži. Šalia buvo vandenėlis. Ai. Nu ir žinoma, kalneliai. Kalneliai tai yra gražu, kaip Vysockis sako, kad gražiau už kalnus gali būti tik tai kalnai, kuriuose dar nebuvai. Nu, dieviškai graži ta Austrija rupūžė, na. Koksgi mūsų čia aukštis? Ogi 1, 2, 5 minutės. Nu ką, sustojau Austrijai pertraukai. Dieviškoj vietoj, kalnuose, aukštai, parkingiuks. Ten toliau matos tiltuks, kuriame čia beldžias mašinėlės, kamštė stovėjau, pavėlavau į aikštelę įvažiuoti. Nu va, bet šiaip gražu. Graži rupūžė ta Austrija. Mes šio boliu sulčių gamyklai. Čia sustojau šalia kelio daryti 45, labai graži vieta, labai didelis ežeras. Aš jo pačiam gale jau viskas baigęs. Bet čia matos tokias kurortinės vietelės. Kalnuose dar sniegas viršai. Kažkoks porimtis lietutis mane čia nori prigriebti. Porimtis toks. Kažkodėl kamera labai šviesina viską, dabar taip gerokai tamsu. Gerai. Taip įsilijo, kad toks įsūs, kad kažkaip net nenori kai kurie važiuoti. Nenori, sakė, geriau mes pastovėsim, bet per lietų nevažiuosim. Čia visi tie, kurie atvažiavo į Veneciją pasižiūrėti. Lietus gali sukrušta. Nelabai ikalam patiktas oras. Vertas, kaip čia man nusifilmuoti gražų dvarą. Jeigu būtų paslaptis, turėtų būti uždaryta pilnai. Šitas žiek atvarytas, matai visas purvinas, da jį Čia gal- paruošimą šie. Gal čia, žinai, kokiam filmavimui paruošta, ne? Čiagi gal nėra Čekijos karinės pajėgos. Mes pas kolegą, reiškia, mašinai matome
Jeigu matyt, tau gerai, tai. pultą, šitą pultą, sakau, plūgą, kuris, bet, visos fūros ilgį užima. Su biskiu. Eik tu savo. Tada skaityk šitas Nu, da, nusuktas, šitas, eis nu, tai darbinių. šitas, 13,60 dabar. Nu, šitas išlenda apie teptai 13. Sekmadieninis, šeštadieninis motociklistų toks pasivažinėjimas. Susirinkti kokią 50 ir važiuoti 2 eilėm per autobaną. Vokiečiai vis tiek stebėtinai gražiai atvažiuoja autobanu 2 eilutėm. Nieko nedurniuoja, nieko. Visi žmonės važiuoja, žiūri gražu. Metrų persirikiuokite į kairę. Važiuokite tiesiai daugiau nei 10 km atstumu. Net padarytas, kad jūriniai laivai po juo praplauktų, tai iškelia gerokai, bet miestą. Vis matydavau šitą tiltą, bet niekad nuo jo, kaip sakant, nevažinėdavau per jį. Nu. Čia mes aliejų kraunamės prie tokio gražaus tilto. O čiagi gaisrė stovi. Va. Šiokia tokia eilutė. О, красиво для тут, чего? Где же они? А ты тоже так полетели? Я их не вижу, где они? Эти красиво летают. Lenkijoje lietus dabar aprimo, prieš tai buvo taip, kad priekyje per 2 metus nieko nematai. Čia mes cukraus fabrike stovime, betgi baisiai graži pilelė už mūsų kažkokią. Ir atgalvom, pirkt, nepirkt ją. Labai graži. Mes šiaip birželio vidury važiuojam, bet taip paduota biški buvo sniegelė tokia su kruša. Visa Prancūzija buvo prakiūrus, atvažiavom į Belgiją ir Belgija kiaura visa, kaip duršlekas. Vidury miesto Jornako yra sunkvežimių parkingas užrašyta, tai mes čia stovim. Dabar eisim pasivaikščioti. Senovinis labai gražus miestelis. Dabar filmuoju
tokį gražų miško parkingą, kuriame prabuvau beveik 3 paras. Bet gražu, vienas, nieks man nemaišo. Užpakalį mes turime tualetą. Raudoną. Juokingiausia yra tai, kad tam tualete yra tualetinis popierius, o ant durų grafikas, kada turi kas daryti tvarką. Paskutinė tvarka buvo daryta 19. Tylu, gražu. Naktį mašinos nevažiuoja, stoviu, spėjau. Matom nuotykių ieškotoją stirną, kurį, reiškia, nešasi, galvoja, ar eit pas vištas, ar vis tik ant keliai. Su motociklu keliaujama taip. No. Ale pasy ma. No tak, i nie może nikt nie. Laukiam krovinio. Gal kas galėtų pagalvoti, kad čia garažas mūsų? Ne, šiaip 3 mašinos stovi mūsų. O. Čia jau 20 kartą pametus sparną, vis tik pasėmiau jos skutus ir vešiu namo. Vairuotojų buitis. Yra įamžinama, čia nėra taip, žiūrėk, Leonidai, galima jūsų veidą išvysti ekrane plačiam? Negalim. Ai, mėsos kep. Va, dar česnakėlių radau. Buvau? Ne. Vakmūną gal nedarai? Dėlė pabūbė, žinai, svetimas rankas. Vaizdo, žinai, įrašas, tai paskui ir nieko. Ten kažkaip. Čia, blėt, reikia įamžinti, žinai, mūsų pietus, pavyzdžiui. Pietus konjake be konjako, pavyzdžiui, žinai, kaip būna. Su paprastu tai alučiu, kuris ir tas virsta. Kur jisai? Va jisai. Kur dantis? Va, čia pas mane. Nes norisi nufilmuoti, kaip Lukoševičius Obuolys sakė, gėlės pakelės. Kurgi mūsų gėlės? Kaip čia gėlė pakelės nesutrumpus seniukų? Das ist voll die Vielfalt in der Musik. BB Radio.
stovime kamštyje didžiausiame. 10 kilometrų laikas eina, mes vis stovim ir stovim. Объездная дорога? Нет, это и есть главная дорога. Jėga, mes čia važiuojam pagrindiniu tai keliu. Kokius tik tai 5 km per valandą nešamės. Ką jie žiemą ant šitų plytelių čia daro? Эх, держись, дорога! Nu čia mes kai važiavom per Albaniją, tai atrodo, kad Albanai, palyginant su Kaliningrado sritis, tai Prancūzija, Italija. Tokia labai saugi, tai tiesiog reikės ieškoti bendros kalbos. Aš nemanau, kad labai stipriai sumažėtų operacijų skaičius, bet priklausys, kiek mes galėsim dirbti, kiek mes gauti. Bet mes tai laidai patys ruošėm. Taip. Aš tada 20 ruošėm. Čia Sovietsko garažus reiškia, tai parkas. Dvidų kaime Pilatos krašte. Ir visa mūsų Vilniaus krašto lietuvių inteligentija, uždarytųjų lietuviškų mokyklų mokytojai ir skaityklų vadovai ir kiti šviesuoliai. Laukime tos progos, kada lietuviškas žodis pasklis po visą Vilniaus kraštą. Dienos nežinojau, kada Lietuvos kariuomenė įžengs į Vilnių, bet buvom tikri, kad tas įvyks greitai. Ir buvo sudarytas štabas. Jo tonas. Tai čia buvo pirmieji Radževo kartai girti mano, kada jautas per tada buvo įsigijęs detektorinį radiotuvą ir buvo keliama ant žemės. Tai aš nekantraudamas, kad nusiplaukiau prie to ausinės ir daug, kad pirmus kartus kalba Vilnius, transliuojam net gal radiją, kokia ta laida buvo. Ir buvo, aiškiai, kad aš suprantu, tai buvo radijo teatro pastatymas, kažkoks, kad sakė, kaip buvo kalbas tik... Lekiame tiesiog, kai viesulai lekiame 40 ir mums grėsia mirtis. Radio laida tokia buvo tokia. Ta buvo laida tik kaip šventos palaidos. Štai su tokiu ratu mes atvažiavome. Toks matos gabalėliais jo jau nebėra. Gražiausia čia. Pasakojau, kaip su Lioša važiuojam. Kazokotų sienos. Kas? Čia skaitosi jau čia tas čia Pabaltijos šalyse, kuris pats funkiausias. Aš įsivaizduoju, kad tikrai Pabaltijos šalyse. Kartais nelauktai mes susirenkam po 3 į vieną aikštelę gaisrę. Bet vėlgi, nelauktai. Gaisrė. Atvažiavau į Danijos kažkokią, suprantu, Sūrinę. Bet jau šiuo metu pusvalandis nieks neprieina, tylu ramu.
Jie ir dirba, ir miega vienu metu. Nu, kažkas atvažiavo pasikraut, ar tai išsikraut, tai gal Dievas duos ir mane pastebės. Kažko primena Angliją. Važiuojam labai įspūdingą, gražų tiltą. Tiltas tikrai didelis. Objects on it, the refrigerator, this room, your nose, the world. Britas kropssjæl, det er Brita. Jeg har et problem. Nu har du det. Prøv at høre, jeg tror, du arbejder for hårdlæggende. Jeg tror, at vi skal... Alle dage frem til jul, også om søndagen. Og fra denne... Čia dabar jau mes netoli Kylio. Važiuojam, irgi labai gražus tiltas, pakeltas Aukštockai ir neva tai gali plaukti laivai. Plaukia griozdas kažkoks. Čia Hamburgo tiltuks. Toks irgi neprastesnis, kaip sakant. Ten mašinytės mažos turėtų matytis. Gruodžio važiuojam krautis konjakėlio ruseliam, kad paspirtuotų biškį. +1 laipsnis. Gražus tiltas, tik gaila, aš jo dabar nematau. Iš šono jis daug gražesnis atrodė negu. Po visokiais čia mes įvairiais ženklais važiuojam, reiškia. Čia eilinės sykį, jeigu važiuoji taip, kaip rodo čia mes randamės Bordo, senoji tikroji gamykla, iš kurios mes vežiojamės konjaką. Nes ten yra tik sandėliai nauji.
O čia yra senoji gamykla. Kaip tai iš Bordo išvažiavę už Amgalainės šitos, ar kaip jinai ten pakliuvom į tikrą žiemą. Greitis mūsų didelis, jeigu matysis, tai mes važiuojame kažkur tai, 50 km per valandą. Nieks nieko čia nelenkia, nes visi šikai kelnes ir važiavimo kaip ir nėra. Tai čia važiuoja tiesiai, pažiūrėsim, kai kilsim į... Čia po to, kai pasnygo, tai mes tiesiog matome gražų tai judėjimą Prancūzijos keliuose. Visas autobanas stovi, mūsų pusė tik nesenai pajudėjo, bet mums 45 minutės, mes tom tiesiai nuo autobano, tai gražu, prancūziška. Dieviškai gražus rytas. -2 laipsniai, apšerkšnyje medžiai. Sumišą įrėmės namo. Gražus vakaras. Įsikrovimas vyksta tiesiai gatvėje. Čia mes Belgijoje, netoli pieno tos gamyklos, darom pertrauką. 66 valandas. Nuostabi 5 vietų sunkvežimiam aikštelė. Kažkada buvo turbūt su kažkokiais žetonėliais, nes čia skaitos kaip gamyklos aikštelė. Tai štai mes 66 valandas čia miškelyje ir atsiilsėsim. Rytas kalnuose. 8 ryto dieviškai. Saulutė jau laižo viršūnes. Una bella canzone. Jie tokiuose vietose vasarą daro piknikus, išvažiuoja ant to žvyro su džipais, kepasi šaškas. Kiek vietos piknikam, visiems užtenka. Vasarą tam vandenį dar jie ir maudosi. Gruodžio 6 važiuojame į Šilutę krauti spirito, bet kažkaip nieks čia niekur neskuba. Viskas užpustyta. Galim truputį vėluoti. Nes prieki 2 fūros kažkodėl greičiau 60 nevažiuoja. Tomis akimis ir atranda daug labai svarbių jam užsiėmimų, kurių jis nedarė iki šiol. Staigiai atėjo žiema, bet labai gražu. Kitas dalykas, jis pradeda dalintis su artimaisiais ir kaimynais tuo, ką jis patyrė. Ir tada... Kelias tikrai ryte buvo slidus, jeigu matosi. Україні, щоб були справедливі суди, щоб була справедливість в реформі медичній, щоб люди могли по-настоящому лічитися. За правду, за українську, щоб...
10 minučių. Čia važiuoji, kol nesutinki lengvą mašiną. Kai lengvą mašiną, tada visi sėdam jai ant šiknos ir važiuojam 40. Šiaip apie 60-70 važiuoja. Chebra. Kaip kopėčio. Gal 2-3 žodžius? Presai, grinai. Pietums virsime koldūnas. Jo, koldūnai, vėmai koldūnai. Ir mes čia randamės kur? Prie kažkokios San Martin Abad gamyklos, kurioje kažkaip nutarė dasistatyti štai tokį pastatą, kad tik mums nebūtų rami aikštelė, kad tik tai būtų triukšmas. Aha, čia gaisrai, jūs suprantat. Jūs suprantat, čia mes gaisrai. Mindaugas iškai klūpi prieš puodą ir bando iš kirvio išvirti paprastą tą tokį sriubą. Jūs nuėjo registruoti su savo, aš su savo registruoju. Ne, aš paprastas. Aha, mėtomės, reiškia, gerai. Jeigu Vilius gali. Čia prieš kalėdas garažėlis renkasi, reiškia, į miego vietas, kad niekam nereikėtų važiuoti niekur, nors mano mašina išvažiuoja. Tai va, tiek. O aš važiuoju namučių. Švęst kalėdų, o po to dar ir naujų metų.